čia žiūriu, ar filmuoja. Aš visiškai nenoriu karpyti šito video, tai noriu kelti tokį, koks jis yra. Tai bus neiškarpytas, nesumontuotas, tiesioginis video kaip koks laivas, tai klausimų nėra. Jau kas sekat mane kai kuriuose mano anketose iš turbūt 50, kurias turiu, jau sužinojot vakar, kad aš ruošiuosi grįžti į YouTube. Reikia, savaime suprantame, žinot, kai išeina tėvas cigarečių ir negrįžta 3 metus ir grįžta, tada reikia kažkokio pasiaiškinimo, ne? Tai galvoju, tiesiog sudėsiu viską šito video, tai labai džiaugiuosi, kad tiek manęs visi pasigedot ir klausinėjot per visur, aš niekam netrašau, niekam nebendrauju, bet visi klausinėjot, tada per sesę klausinėja. Žodžiu, vis tiek yra žmonių, kurie manęs pasigedo, tai gal kažkam bus įdomu. Tai labai sunku kalbėti prieš kamerą. Aš čia beje apsirengus beleką, nes aš filmavau reelsus, pamatysit kokius. Žodžiu, grįžkim prie anketų. Turiu šiuo metu 3 anketas, nebenaudoju savo pagrindinės, bet dar galbūt naudosiu. Naudoju realiai dabar pagrindę savo metalo anketą. Nemontuosiu video, tai įdėsiu į aprašymą nuorodą Instagramo ir turiu savo alergitišką anketą, į kurią nieko nekeliu, bet aš tiesiog noriu, kad mano pacientas mane galėtų susirasti pagal mano vardą pavardę. Tai turiu tas 3. Yra kažkada klausė, kodėl tau reikia 3, tai todėl, kad yra visiškai skirtingi pasauliai. Yra lietuviškas influencinimas YouTube'as, yra metalas ir yra gydytojiškas vardas. Tai žodžiu, kas manęs nežino, kas atsitiktinai čia įsijungia mano plepalus, tai aš esu Indrė, man 32 metai, beveik jau 33. Aš gyvenu Vokietijoje, išemigravau 2017 ir dirbu gydytoja. Šiuo metu dirbu injekcijų gydytoja, darau botoksą ir hialuroną. Realiai tik šitos 2 dalykus, daugiau nieko nemoku. Tai kas žino iš seniau, kada mes matėmės paskutinį kartą normaliai, prieš metus 1,5, daugiau po to ir nešnekėjom. Tai čia buvo ta fazė, kai aš buvau metusi savo ligoninės darbą, tą normalią mediciną, kurios niekam nelinkiu daryti, bet jau nei čia, nei Lietuvoje. Na, bent mėgstat šitos dalykus. Aš tai nemėgstu. Aš tai mėgstu, žinot, gyvenime komfortą. Aš tai nemėgstu, kai mane dubasina. Aš ne mazochistė. Dabar prisiminiau Neringą linkėjimai, čia mano geriausia draugė. Mano viena iš vienintelių draugių, kurių turiu gal tokias 3. Bet jinai irgi išėjo iš tos normalios medicinos, nors jinai jau buvo pažengus dar toliau ne aš, jinai buvo chirurgė, jau pripažinta, ne rezidentė kaip aš. Tai va, bet jinai irgi perėjo į mano šitą darbą. Bet, papasakosiu, čia nėra rožėm klotas kelias, tikrai ne. Tai va, tai kodėl aš grįžau, pasilgau šitos veiklos, pasilgau šito hobio, o kodėl aš dingau, todėl, kad man buvo labai jau sunku pasidarė šitam darbe. Esmė, jeigu taip nesileidžiantis smulkmenos, kurias gal vėliau kada papasakosiu, galbūt mokamam video, aš viską darau dėl naudos, ne? Tai esmė, kad kai aš pradėjau šitą darbą, tai buvo viskas easy peasy, aš turėdavau pusę valandos pacientui, dar nebuvau labai žinoma šitam, kaip pasakyti, umkreise, šitoje apylinkėje ir aš tiesiog galėdavau net video montuoti darbo metu, tai buvo viskas taip chill. Ir paskui pasikeitė pradėjo valdžia žiauriai spausti ant visų apyvartų, pradėjo taupyti, nebėra man tų nemokamų į Mincheną nuskristi pasimokyti, buvo toks subtilybių tų šulungų, tų mokymų nebėra, jau dabar reikia patiems žiūrėtis, nes taupom pinigus, krizė. Ir žiaurus yra spaudimas daryti daug babkių, ta prasme. Tai va, ir kas dar prisidėjo, kad aš labai patinku pacientam. Ir pacientam. Aš galiu pasakyti, žiauriai gerai darau botoksą, žiauriai gerai. Hialuroną, manau, irgi darau gerai. Ir visi nori pas mane. Ir pas mane visą laiką būna pilnas planas. Aš vakar turėjau 30 pacientų per 8 darbo valandas. Ir per tą paciento laiką reikia padaryti viską. Ištyrimą, išsiaiškinti, ko nori, ko reikia, ką aš patariu, ko nepatariu, kainos. Yra pas mus 100 tų produktų. Visus reikia išaiškinti, kad jie turėtų pasirinkimą. Aš to niekada nedaryčiau. Aš pasakyčiau, lubos 300, viskas. O čia reikia sakyti, yra 0,5 už 99, yra 0,5 už 199, yra 1 už 250, yra 1 už 350, paaiškinti skirtumus. Ir ant galo žinot, ką sako? Tai aš noriu to pigiausio už 99. Žinot, lietuvis šito nesuprasit, bet pas mus yra taip, kad žmonės nori tik tai, kas pigiausia. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip galima norėti pigiausio dalyko savo veide. Žodžiu. Tai va, tai buvo man labai sunku jau pasidarė, jau link burnouto, kaip ir buvo ligoniniai, tik tiek, kad pliusas buvo skirtumas nuo ligoninės tas,
kad uždirbu dvigubai daugiau ir kad naktį leidžia pamiegoti. Ir savaitgalį nereikia dirbti, šeštadienį, sekmadienį nedirbam. Jeigu mes pradėtumėm dirbti šeštadienį, aš varyčiau lauk iš čia. Aš nežinau tada jau, ką reikėtų daryti. Full time influencerį būti, na? Tai va, tai realiai buvo labai tikrai sunku ir aš susimažinau savo etatą. Labai ilgai kovojau, man nenorėjo šitą duoti. Aš norėjau bent kaip minimum vienos dienos per savaitę mažiau. Nes atlyginimas mano vis didėja ir jis yra surištas su mūsų apyvarta. Dėl to, kad visi puola pas mane ir aš realiai galiu sau leisti dirbti 4 darbo dienas ir gauti vis tiek dvigubai daugiau negu ligoninėje. Tai uždirbu netgi daugiau negu pradžioje dirbdama pilną darbo dieną. Tai jo, norėčiau dar toliau mažinti, bet neleido. Aš norėčiau 50% dirbti, nes vis tiek dirbu viršvalandžius, jeigu ateina kažkas pavėlavęs prieš užsidarimą, mes turime pasilikti ilgiau, mes turime prasilginti savo darbo laiką ir čia buvo didelis, kaip yra toks didelis konfliktas tarp manęs ir valdžios, dėl to aš nežinau, ar man pratęs sutartį, kuri tuoj baigsis, nes jinai yra tik terminuota 2 metam, jie visada taip daro su gydytojais, kad paskui galėtų juos pakeisti. Tai kadangi aš nepasilieku praktiškai, gerai vakar pasilikau, nes aišku, kaip visada ateina visi, kada nori, bet dabar jau biškai apsiraminau, bet prieš tai buvo, aš sakiau, aš neprivalau čia pasilikinėti, dėl to, kad kažkas savo laiko negali suplanuoti. Nes kai ateina kažkas pavėlavęs, tada prasideda, visą laiką būna kaip taisyklė dar su silpnumu kažkas, dar vėliau negali atsistoti ir tas užtrunka minimum pusę valandos. Aš nedarau greit, aš darau vis tiek savo tempu ir viskas tiek labai iš esmės. Tai dėl to, savaime aišku, kad ir pertraukas dirbu, ir viršvalandžius dirbu ir aš taip, nežinau, pilno etato negalėčiau varyti, ta prasme, ne. Tai žodžiu, perėjau į dalinį etatą, negaliu išsirinkti dienos, kada yra man laisvė, bet dažniausiai būna antradienis laisvė, nes yra ir kitos kolegės irgi dirba nepilną darbo laiką ir mums realiai nebeužtenka tų kabinetų. Tai dėl to planuoju su tais kabinetais, kaip gausis, dažniausiai gaunas antradienis, tai šiandien yra antradienis. Aš neleidžiu laiko veltui, kai aš nedirbu, aš dirbu savo, galim pasakyti. Pavyzdžiui, grįžau į YouTube, dažiausi, filmavau Reels'us, čia yra darbas ir dabar filmuoju YouTube video. Taip pat atsilikinėjau visokius dalykus kaip dantų tvarkymas, mašinos tvarkymas, namų, ten ruoša, žinokit, namus jau susitvarkiau beveik visus griozdus. Žodžiu, kaip man yra kažkas sakė, kai buvo koronos laikais, kodėl Indrė nekeliauja? Tai žinokit, todėl vienas dalykas, trūko pinigų, B, trūko mažiau darbo. Dabar žinokit, irgi priežastis, kodėl aš buvau dingus, kad buvo labai intensyvi vasara. Kas mane sekė toj anketoj mano metalistiškai, tai matė, kad mes su draugu realiai kiekvieną savaitgalį kažkur keliaudavom, ryšim su metalu, ryšim su koncertais, festivaliais ir taip toliau. Ir tiesiog aš dar nesu turėjus tokios vasaros, kad šitiek būčiau unterwegs. Unterwegs yra vokiškai pakeliui kažkur. Tai man reikėjo biškai daugiau babkių ir biškai daugiau miego. Ir aš tada dabar spėju susitvarkyti per tą savo laisvą dieną, pasiruošti maisto į priekį, šiandien dariau sveiką moliūgų sriubą, tada pasportuoti, buvau šiandien su dviračiu išvažiavus valandą, tada spėju susitvarkyti skalbinius, viską, čia pas mane namai dabar blizga. Sakau, dar yra biškai griozdų, bet jau mažėja. Remontus beveik jau pasibaigė, beveik, dar reikia plintusus ten biškai reikia užklijuoti, nes reikėjo ten laukti, kol sukris, kad galėtum dar silikono dadėti. Žodžiu, čia tokios smulkmenos, visiškai likusios smulkmenos, bet jau grinai, kai mama sako, matosi, kad žmogus nebedirba pilno etatų. Aš anksčiau negalėdavau, aš būdavau mirus. Ta prasme, aš važiuoju, man trunka nukeliavimas į darbą valandą ir grįžimas iš darbo valandą. Tada dar reikia ėst pasidaryti kažką, tu negali vien tik visą laiką McDonald'o valgyti, tu reikia kažką pasidaryti, tada pavalgau ir aš viskas jau man reikia gulti, nes man reikia 8 valandas pamiegoti. Tai va, tai žodžiu, tai dabar susitvarkiau jau tą dalyką ir galiu jau pagal planą, žiūriu aš turiu susirašęs planą, ką man toliau daryti. Tai va dabar atėjo šiandieną laikas, netikėtai, kaip YouTube reikia grįžti. Tai va, tai aš manau, aš biškai filmuodavau, ką pirkdavau ir kartais biškai pafilmuodavau kažką vlogam. Ir aš gal įkelsiu, jaučiu įkelsiu atgalinę datą arba įmontuosiu kažkiek tos pirkinius. Nežinau, kažkaip dar darysiu, tai nenustepkite, jeigu bus dar seno kontento prieš 1,5 metų. Tai žiūrėsim. Kas čia dar? Prisišpricinau visą veidą, prisileidau visą veidą, mano veide yra, jeigu neturėtumėm tų nuolaidų, tai būtų kaip mūsų kaina, mano veide per šitus 1,5–2 metus būtų 5 000 eurų. Tai
Tai va, jo, nes aš nenoriu susistengti, o kam. Tai dabar jau matau, kaip taipinat, kad čia tu per anksti, čia kaip tau, kam tau reikia. Reikia pradėti nuo 30, žinokit, mergaitės, reikia nuo 30 pradėti. Galima ir vėliau, mano mama pradėjo beveik 60, jai visiškai dingo pykčio raukšlė, kuri buvo per pusę kaktos, super, žiauriai gerai. Tai va, bet, nu, taip jau, manau, man metas ir labai gerai viskas, labai aš gerai viską pernešu. Dabar su hialuronu pauzė, iki, žiūrėsim, jeigu nepratęsiu sutarties, tai reiks dar nueiti greitai su nuolaida pasidaryti. Tai va, botoksas yra visada, aš visiškai, čia žiūrėkit, aš keliu antakius, o čia žiūriu piktai, o čia šypsus. Žodžiu, tai dėl šito irgi gal kada, aš manau, vlogo eigoje papasakosiu, kaip filmuosiu toliau, papasakosiu biškelį tokių insiderių ir šiaip apskritai į smulkmenas nusileisim. Turėjau didelę sveikatos problemą, tai su savo tais fucking dantim, aš vis dar vargstu su savo dantim. Turbūt vienintelis žmogus, kurį žinau, kad blogiau už mane turi problemą, aš nežinau, bet man pasakojo mano sesės ten pažįstamas kažkaip, jam būnant iki 30 žiaurinę parodontozę prasidėjo ir iškrito visi dantis ir reikėjo visus implantuoti. Tai čia yra numeris 1, o numeris 2 esu aš. Tai jau nekalbant ten apie estetinį, čia viskas yra padaryta, žodžiu, man, kadangi viskas jau tiek išgenda, kad, nu, nesvarbu, kad aš ten kas 2 mėnesius einu ir plombojas, vis tiek man toliau viskas genda, tai buvo vieną dantį teko šalinti, nes jau buvo nebeįmanoma išgelbėti. Ir tada kaulas sunyko, nes aš dėl savo darbų, dėl laiko neturėjimo, jeigu neturėjimo ir pinigų neturėjimo šitam dalykui, laiku neįsidėjau implanto, tai sunyko kaulas, tai dabar mano pusė veido, ta prasme, čia yra šiaip žiauriai blogai. Pas mane šita pusė yra stambesnė, šita smulkesnė, aš esu visiškai kreiva. Ir sunyko kaulas ir reikia tada pakelti kaulą, dėti dirbtinį kaulą, ten tokius kaulo granulės iš donoro. Ir reikia šitą padaryti, kad paskui po pusės metų galėtume įsukti tą varžtą, nes neužtenka vietos. Nu ir man padarė tą operaciją ir žinoma, kas atsitiko, viską reikėjo išimti, nes viskas supuliavo. Super, aš kentėjau, savaitę kentėjau. Bet jūs žinokit, kaip sėdėjau vonioje ir atsisėdau vonios kraštą ir nebegalėjau atsikelti, nes taip skaudėjo. Ir su to liežuviu ten kažką dariau ir tada pratrūko pūliai. Nu galvoju, blemba, jau reikalai pasitikrinti. Aš ėjau, man sakė, po 1 dienos ateit, po 3 dienų ateit ir po to po savaitės. Nu tai aš taip ėjau, aš galvoju, skausmas yra normalu, viskas gerai. Aš kenčiu, žinot, aš tokia, aš kantrybės turiu, žinot, aš to iš vieno ligoninėje kentėjau 3 metus, aš kenčiu, žinot. Tai va, tai tada jau galvoju, ne, jau čia kažkas ne to, tai nuėjau, tai sako, dieve tu man. Tai turėjau tokią labai smagią procedūrą, kaip man tos pūlius ten per visą, žinot, dar sinusai, ten buvo sinus liftas, viskas ten ėjo man per visus sinusus, ten viską išdraskė, žodžiu. Ir dabar reikia pakartoti šitą operaciją. Aš nenoriu, bet reikia. Viskas sugijo, norėjo mane siųsti ligoninę, bet sakau, ne, aš kaip nors namie pagersiu antibiotikų. Tai nereikėjo man ligoninę. Ir dabar vasario mėnesį, aš laukiu vasario, nes nežinau kaip dėl sutarties, nes jeigu dabar pasakysiu, kad aš vėl mėnesiui, gegužę beveik nedirbau dėl šito. Numečiu žiūrį daug svorio, bet aišku viskas ataugo. Nu ir sunyko absoliučiai to veido pusę, tai, žodžiu, ne kažką, bet reikia pasikartoti. O dabar esu su tom laikinom provizorium, su laikinom tokim karūnėlėm, nes man nušlifavo dantis viršutinius, dabar laukiam tų karūnėlių, bet jų nepadarė laiku, tai man dabar reikia dar ilgiau laukti, tada man nukrito viena ta dirbtinė karūnėlė, bet ten yra dantis jau be nervų negyvas, tai sakė, galim palikti, nes ten visą laiką nukris, nes jau to danties nebeliko, reikia gerai valyti ir dabar kitą savaitę uždėti tas karūnėlės vėl. Tada dar kitą savaitę vėl einu į burnos higieną, nes norėjau Lietuvoje pasidaryti burnos higieną ir estetinį, bet Lietuvoje neturi burnos higienistas, būtent šiuo metu į dekretą išėjo, o pakaitinė ateis tik nuo kito mėnesio, tai aš tada eisiu čia vėl. Ir tada važiuoju į Lietuvą mėnesio gale estetinio apsitvarkyti, nes jį reikia prižiūrėti, bet aš vėliau pasidarysiu laminatas, bet dabar žinokit, aš nebegaliu su tais dantim. Nu tai taip ir vargsiu, kiekvieną tą savaitę per tą laisvą dieną einu, ką nors darysiu su dantim. Ir su mašinom, tai padangas pasikeičiau, tada antrą kartą reikia ten prisukti tas padangas po 100 km. Nu, žodžiu, taip dirbu. Aš kartais susistatau timerį ir žiūriu tiesiog, kad 8 valandas dirbčiau savo. Nu, tai va, skaitau darbų savo, kai einu dantų tvarkytis, arba paso nuotraukas reikėjo darytis, nes gydytojo pažymėjimas baigęs, lietuviško paso nebeturiu. Nu, žodžiu, tokius šūdus darau. Tai va, tai YouTube grįžtu, manau, kad dabar reguliariai, nes jau visi kaip ir dalykai apsitvarkė yra.
Tai turėsiu biškį gal laiko. Bet sakau, turi viskas tiesiog pas mane būti visai tvarkinga, turi būti maistas, nevalgau 100% vien sveikai, važiuoju į McDonald's, nes kartais būna pamainos pakitimas iš vėlyvos pamainos, kur iki 8, kitą rytą nuo 8:30, tai realiai aš labai vėlai grįžtu namo ir aš nebeturiu noro ten kažko dar gaminti, nes man nusitęsia viskas, tai aš nuvažiuoju į McDonald's. Galėčiau užsisakyti kažką, bet tada vėl reikia laukti pusę valandos, kol atvažiuos. Aš bijau sakytis, kai dar būnu kažkur lauke, nes bijau, kad atvažiuos ir manęs neras. Žodžiu, yra tokių dalykų. Tai va, biškiu taip. Yra ką veikti gyvenime, tai va dėl to biškai buvau dingus. Ir šiaip buvo kažkaip, sakau, pervargus buvau ir nieko nebendravau, niekam neatrašiau, tai sorry, dabar jau visiems atrašinėsiu. Ir kokie ateities planai, tai šitas darbas, jeigu ne pinigai, aš jame dabar nebūčiau. Specialybė yra superinė, specialybė tikrai liksiu, viskas čia yra gerai, bet būtent šita dabar, kur aš esu kompanija, man yra sunku. Visiems yra sunku, Neringa gali irgi patvirtinti. Tai yra kai kurie dalykai, kuriuos aš daryčiau absoliučiai kitaip ir jie mane žiauriai erzina. Ir aš negaliu to pakeisti, nes čia yra ne mano verslas, ne mano taisyklės. Aš norėčiau dirbti savo, ateityje turėti savo kažkokią kliniką, faktas. Tada visi klausia, kada kraustytis į namą, tai mes norime į namą kraustytis, bet aš neturiu pas savo sutarties, tai negausiu kredito, tai dabar dėl šito pakibom. Ir jo, dėl pinigų, tai iš tikrųjų žiauriai atsigavau. Aš jau pamiršus esu, kaip aš seniau gyvenau ten ant nulio ir su paskolom, tai dabar aš kiek gaunu, aš nesugebu tiek išleisti. Pavyzdžiui, vakar, galiu pasigirti, bet vakar jau buvo išimtis, čia taip nėra kasdieną. Aš vakar pasidariau 900 eurų per dieną. Ir aišku, pusė nais mokesčių, ten biškai mažiau nei pusė. Tai 500 eurų už dieną į rankas. Normaliai gyventi galima, tai aš galiu ir tas 4 dienas dirbti per savaitę. Aišku, ne visom dienom tai būna tiek daug, kartais būna, kad neateina žmonės, tada ten sėdim, bet aš tada, ką nors tvarkausi kokias nesąmonės per telefoną, kokius nors laiškus rašau, kuriuos reikia išsiųsti mokesčių deklaracijas, be mokesčių deklaracija atidavė 1800 eurų. Ok. Tai va, tai su pinigais jau jokios bėdos nebėra, ten kas sakydavo, Indrė, tu čia taupyk, tu čia, ne, aš sakiau, reikia daugiau uždirbti ir va, prašau, dabar aš jau taip uždirbu, kad jau man dabar gerai. Bet sakau, reikia taupyti, nes kiekvienas centas, kurį aš išleidžiu be reikalo, prailgina mano laiką, kai aš dirbu kažkam. O norėčiau dirbti savo, o ne kažkam. Ir atiduoti didžiąją dalį kažkam, žinai, vergas laukuose viduramžiuose. Biškai savo pasilieka, o visą kitą turi atiduoti. Tai ne, aš taip nenoriu, man taip netinka. Tai va, bet šitam reikia, dabar mes daryti savo kliniką, yra tokia didelė investicija ir net ne patalpos, ar kažkas patalpos gali išsinuomoti, bet visi šitie teisininkai, finansų ekspertai, žodžiu, Vokietijos biurokratija, reikia pas mus būtinai, ne taip kaip Lietuvoje, nueini kažkur ten, aš nežinau dabar, gal jau pasikeitė, bet aš žinau iš savo lūpų putlinimas Lietuvoje, kad ten nueidavau, ten nieko nei klausdavau, nei ką pasidarydavau ir viskas, o pas mus tai reikia visus sveikatos klausimus atsakyti, visas ten tas anamnezės susirinkti, reikia užpildyti paciento sveikatos istoriją, tą istoriją reikia saugoti 15 metų, viskas tas yra daroma online, bet šitos visos sistemos online jos kainuoja daug, tai žodžiu, draugas man galėtų padėti, nes jis dirba panašioje srityje. Bet sakau, čia yra labai ilgas procesas ir dar beje su tuo namu yra mes ir namą norim, bet tada man reikia galvoti, kur man dirbti, nes mes kur norim namą pirkti, tai yra 500 km nuo čia. Mes norim atgal į Rytų Vokietiją, nes Rytų Vokietijai dar yra biškelį daugiau lietuviško mentaliteto. Man čia nepatinka vakaruose, aš jau esu pasakojus, čia man biškai nesutampa mūsų mąstymai čia. Norėčiau į rytus pati. Tai va, ten prie Lenkijos, ten žinot. Lygiai tas pats pavyzdys Ukraina, nes čia visiems atrodo, kad Vokietija tai per daug čia padeda tai Ukrainai, Vokietijai mums pinigų neužteks, čia yra toks požiūris. Tai aš norėčiau biškai daugiau į mūsų mentalitetą, nes man yra sunku čia. Tai va, tai tokie planeliai, aš galvoju, gal galiu dar kokius smulkmenų papasakosiu, bet gal net į mokamus video. Žodžiu, čia viskas dar neaišku, dabar noriu šitai kelti, pasisveikinti, nesakau, kai tėvas cigarečių per 3 metus negrįžta, turėjau kažką jam papasakoti ir kad paskui tiesiog, čia mano džiovyklė baigia džiovinimą, kad galėčiau paskui normaliai kelti vlogus ir sakau, nežinau, kaip su tais praeitiniais, tikrai kelsiu, nes kiek atsimenu, apklausas darydavau, visi labai nori matyti tos praeitinius dalykus, tai gerai. Tai va, kas dar naujo?
Kaip ir nieko. Ai, daug, pasakau, keliavau, tai va, nemažai išlaidų iš tikrųjų buvo ir į keliones, nes į Norvegiją varėm savaitę, aš Norvegijoje savaitai, neskaitant viešbučių ir benzo, palikau 1400 eurų. Tai man tokias kelionės, nu, bet mes kitais metais vėl norim važiuoti tenai, bet jau biškai kitą maršrutą, nes mes dabar buvom ten apačioj prie Oslo, nes mes varėm tokį festivalį vikingų. Žodžiu, kam įdomu, pasižiūrėkit story highlightus mano tos anketos. Tai mano draugas groja grupiai, dabar ta grupė atsigavus yra, jie koncertavo, juos kviečia kitais metais į koncertą Austrijoje, tai kitais metais į Austriją važiuosim, nu, žodžiu, yra žiauriai daug planų. Tai turėjau belė kaip gerą vasarą, belė kaip daug kelionių, ne kažkur toli užsienį, vienintelis užsienis buvo Norvegija, bet žinokit, mane traukia širdis būtent į Skandinaviją. Aš šiaip sakau, va, neringai, aš emigravau ne į tą šalį, aš noriu dabar į Norvegiją emigruoti, aš jums pavyzdžiu, kas ten gyvena, man taip ten patiko, eina savo, nėra žmonių, nėra kamščių, bent jau ten, kur mes važiavom, gamta nereali, šalta, aš negaliu pakęsti šito, pavyzdžiui, dabar yra spalio vidurys ir laukia 18 ir tokia drėgmė. Kodėl 18? Kodėl negali būti 5 laipsniai ir kodėl negali, ir sniego, aišku, niekada nebus. Aš nežinau, man tai čia dar yra, man per daug čia karšta, per daug šviesų, per daug žmonių. Aš noriu, kad būtų tiesiog, nu, nieko nebūtų ir būtų daug sniego ir tamsų, nu, tai va. Tai žodžiu, tokie reikalai. Jo, tai manau, atsakysiu į klausimus visus, jeigu kažko turit klausyti, rašykite komentarus, atsakysiu kitose video. Galvoju dar, ką aš norėjau dar gal papasakot, ne, daugiau kaip sveikata, pinigai, su draugu mes esame su to pačiu, mes labai gerai sutarėm, mes turbūt taip ir liksim visą gyvenimą. Ir negyvenam dar kartu, viskas po senovai, bet gyvensim, bet jau pirksim, žinot, kai pirksim namą, tai jau didelį, nu taip, kad kiekvienas turėtų savo vietos. Tai va, tai šiaip, nu dar ką norėjau pasakyti, šiaip jaučiuosi iš esmės labai gerai, aš esu labai atsigavus, manau, taip. Man viskas yra žiauriai gerai ir man niekas negali knist proto ir aiškinti, ne. Čia, žinokit, jeigu galvot, kad aš seniau buvau sunkaus charakterio, tai žinokit, dabar yra, vapšė, žinokit, su manimi nepasiginčysi. Vienintelė problema gyvenime, tai yra, kad aš noriu dirbti ant savęs. Tai čia va, vienintelė mano problema. Tai va, tai labai džiaugiuosi, viskas super. Kol nesergam vėžiu, kol visi dar sveiki, tai reikia dar džiaugtis, gyventi ir žvengti, nežinau, aš jau sakau irgi dabar Burlinskaitės, kai buvo ta istorija, tai aš jau irgi ten tada nubėgau, užsityriau kraują, jau viską čia darau, vis dabar atsirado laiko, tiksliau pasidariau savo laiko, tai bet viskas gerai ir sakau, jeigu ne tie dantis, tai dar būtų ir sveikata puikiai. Tai va, tiek, atsisveikinu, tikiuosi įsirašytas video, nes nieko nematau. Jeigu man patvirtins sutartį, nusipirksiu naują iPhone, tada pirksiu tą, kur su 2 terabaitais, nors dabar aš į iCloudą viską keliu, bet iCloudas man neleidžia vis tiek daug atminties turėti išsisaugoti video, nu žodžiu, pasakočiau, niekam neįdomu. Bet nežinau, bandysiu trumpus kelti blogus jaučiu. Ir jeigu pratęs man sutartį, nusipirksiu naują iPhone. Už 2000. Nu, gavau iš mokesčių jau tiek. Bet jeigu nepratęs, tai žinokit, reiks taupyti man vėl, tada jau bus, tada bedarbio režimas. Žinokit, neįsivaizduoju, ką darysiu, jeigu nepratęs. Bandysiu būti full-time influencerė. Žinokit, aš atsimenat, kai aš ieškau to darbo, aš į 2 klinikas bandžiau jo ieškoti ir mane ta kita klinika jau užblokavus yra, nes aš laukiu iki paskutinės minutės, gavau abi sutartis ir kai gavau abi sutartis, vienos atsisakiau, tai ten, kur atsisakiau, jau mane užblokavo, aš dabar ten nebegalėčiau eiti. Dėl to pamoka nesikreipti į 2 darbus vienu metu, nes tas kitas darbas, jeigu jūs jo nepriimsit, jums bus užatrenktos duris. Tai va, būčiau šito nepadarius, galėčiau dabar alternatyviai dar išeiti. Bet ten buvo 3 metų sutartis, kad per tuos 3 metus negaliu šiukštų išeiti, kitaip reikės mokėti 20 000 baudą, nu tai čia man netiko. Čia būtų reikėjo mokėti 10 štukių per pirmus metus, bet kadangi aš turiu kantrybės ir čia toliau dirbu, tai dabar čia mes žiūrim, kaip dabar jau žiūri, kaip manęs atsikratyti. Bet, sakau, nu, mano pacientės man vis pasakoja, kad jos pas mane tik ir pas mane eis, jeigu aš kažkur liksiu čia netoliese. Tai žiūrėsim, labai bus dabar įdomu, kaip čia viskas baigsis. Jeigu man pradės sutartį, tai aš tikrai dar pasiliksiu, nes tada reikia namą nusipirkti. Ne, va šitas norėjau dalykus pasakot mokamą video, kad žinot, heiterės, kur nori tipo pažvengti, kad susimokėtų 5 eurus už šitą. Nu, šitą galėsiu kokį šmutką nusipirkti. Beje, tikrai mažiau, žinokit, jau rūbų tiek daug nebeperku, kaip seniau. Bet, nu, būna vis tiek festuose, ką nors nusiperku, savo fotkėm visom, ką nors nusiperku, tai, bet dabar, žinokit, jau
Nebe taip, kaip anksčiau. Tai va, tai viskas gerai, viskas super, kaip mano sesė sekasi, jinai dirba tam pačiam darbę kaip aš, tai dirbam ten pat, kaip mano mamai sekasi, lygiai taip pat, tik tais, kad rado butą pagaliau, galės išsikraustyti jau savo, tai dabar ten laukiam dar galutinių patvirtintų, jau patvirtinta, bet dėl remonto kainų ten valstybė ten viską duoda ir remontui, man atrodo, iki 2000 duoda įsirengimui buto, tai dabar laukiam viso šito ir tada, kai jau gaus, tada važiuosim pirkti medžiagų, mano draugas yra lobis, jis yra nerealus, ta prasme, jis yra kaip, aš nežinau, kaip angelas, jis viską daro, jisai, mama susirado butą, jisai, oi, tu pasakyk, ką nesirūpintų, mes viską padarysim, aš sako, sudėsiu grindis, sienas padarysiu, jokių problemų. Ir kaip, pavyzdžiui, aš vakarais grįžtu penktadienį, važiuoju į Hamburgą, visą pervargus, tai jau būna paruošta viso ten, praeitą kartą buvo 2 dalių vakarienė jau paruošta. Ten viskas jau prieš tai pagaminta, su atsiklausimu, ko aš labiau norėčiau, ar to labiau norėčiau, ar to. Ir, man jau reikia daryti, aš tiesiog grįžtu ir man tada duoda maisto, mane šeria. Ir realiai mes neturim dėl ko pyktis, ta prasme. Nežinau, čia man labai pasisekė iš tikrųjų, labai pasisekė. Atsidurti tinkamų vietų, tinkamų laikų ir su tinkamu žmogum susipažinti. Tai čia dėl šito jokių bėdų nėra. Tai va. Daugiau nieko. Vaikų neplanuoju apie ją, nes žinau, kad šitą klausimą. Žinokit, man tai baisu, nes mūsų draugai susilaukia vaiko, man yra labai kraupu. Smagu, kad kitiems žmonėms gerai, bet man, jeigu reikėtų visą tai pereiti, ne, dėkui, ne, aš nenoriu ten vemti, kad man plaukai įsirinktų, ten paskui vargtis, to neštumų, negalėti ten ant pilvo gulėti, ne. Aš esu paauglė, man 14 metų širdyje, aš nežinau, kas iš manęs nori. O ir šiaip man labai liūdna dėl viso šito pasaulio, kas čia viskas vyksta, kaip čia viskas vyksta. Aš manau, kad nebus gerai nei po 10, nei po 20 metų, tai biškai baisu. Tai va. Nes žinau, lieka nebent į Norvegiją išsikraustyti kažkur ten, kur nėra žmonių ir kur nešaudytų ir nebūtų karo. Tai va, tai žodžiu. Gerai viskas, jaučiu labai ilgai jau prišnekėjau, tai reikia jungti video ir kelti YouTube, tai iškart keliu. Ačiū, kas manęs laukėt ir ačiū, kas žiūrėjote iki galo. Jeigu turit klausimų, rašykit ir pažadu vlogint normaliai vėl. Ir pasiekit mane Instagramuose. Kol kas apsimoka tik tam vienam pasiekti. Tai pažiūrėkit į aprašymą. Gerai, ate!